Bet kai yra sąlyčio tų trinties taškų, raumenį mankštinti yra sudėtingiau. Tai motyvacija ateina kaip pasekmė mūsų sąmoningų sprendimų ir pasirinkimų mankštinti tą raumenį. Ne atvirkščiai. Jeigu netikėt, pagalvokite apie visus tuos tikslus, kuriuos kažkada buvot išsikėlę ir bandėt juos pasiekti grinai važiuodami tik ant motyvacijos. Vat motyvacija yra kuras, kaip toliau nuvažiavote. Ir pagalvokite apie tuos tikslus, kurių siekėt, net kai buvo dienų ir tos motyvacijos nebuvo. Bet darėt nepaisant. Tai motyvacija yra iliuzija. Kad jeigu jos turėsiu pakankamai, va tada aš sieksiu. Tai man tada klausimas. Kas turi nutikti, ko dar nenutiko, kad galiausiai tą motyvaciją susikurtų? Pavyzdžiui, man trūksta motyvacijos pakeisti santykius, kuriuose esu. Tai kas turi nutikti tuose santykiuose, kad tu pagaliau panorėtum sistemingai kasdieną keisti santykius? O jeigu apsuksim iš kitos pusės, jei tu sistemingai kasdieną keiti tuos santykius ir po truputį matai rezultatą, savo veiksmuose matai prasmę, ar motyvacija keisti santykius išliks? Ar sustiprės, padidės? Ir kuris variantas tikėtina tave prives prie kažkokio apčiuopiamo rezultato?